Sveiki, čia Vytautas ir aš šiandien tiesiog noriu parodyti, kaip veikia Android sistema. Taigi, kaip žinote, Android yra mobiliųjų telefonų operacinė sistema, smartfonų, jeigu taip norite juos vadinti. Ir jinai yra prižiūrima Google. Taigi, Google'as leidžia Androidą, daro įvairius atnaujinimus ir po to jisai taip pat duoda teisę kitiems gamintojams perdaryti Androidą ir pritaikyti savo gaminamiems telefonams. Taigi, Google'as leidžia savo telefonų seriją, kuri yra Nexus, o kiti, kaip Samsung, LG, HTC ir panašiai, jie leidžia savo telefonus, kurie ateina taip pat su Android operacinė sistema, kuri šiek tiek skiriasi, bet iš esmės branduolys yra tas pats, nors išvaizda gali gan stipriai skirtis nuo stokinio arba Google leidžiamo Androido, kuris yra Nexus aparatuose. Taigi, naujausia operacinė sistema yra Lollipop. Google'as kažkodėl nusprendė visas Android operacinės sistemas vadinti saldainių arba įvairių saldumynų pavadinimais. Taigi, turėjom KitKatą, turėjom Jelly Beaną ir panašiai. Taip, ir ką mes turime? Taigi, štai taip atrodo stokinis Androidas. Čia jūs matote Android Lollipop 5.0 regis. Ir kadangi ši operacinė sistema yra tokia nauja, kaip čia pasakius, tokia nauja, jinai pasirodė prieš mėnesį ar panašiai, jinai kol kas yra tik tai Nexus aparatuose. Kiti telefonų gamintojai dar nespėjo jos pritaikyti savo telefonams, nes, kaip žinome, tai šiek tiek užtrunka. Taigi, jeigu norite turėti naujausią Androidą, teks rinktis Nexus telefonų seriją. Bet jeigu jūs nesate didelis Android fanas, galite rinktis HTC arba kitus LG ir panašiai gamintojus, kurie leidžia taip pat puikius telefonus, bet jų operacinė sistema yra modifikuota. Taip. Taigi, pirma pamokėlė, ką mes turime ant Android operacinės sistemos. Tai jūs turite keletą darbalaukių, per juos galite vaikščioti braukdami į kairę arba į dešinę. Beje, šis taškas, kur matote, tai yra mano pirštas. Taigi, kur paliesiu pirštą, atsiras šis taškas. Taip, taigi turime kairėn dešinėn, galime važinėti ir žiūrėti, turėti savo appsus, savo widgetus ir panašiai. Tai panašiai kaip ant Windows'ų čia jūsų darbalaukiai, kuriuose yra visos programos, laikrodis ir visi kiti dalykai. Lollipopas, nuvažiavus į kairę pusę, jisai turi Google Now tabus ir šis meniu yra tikriausiai tik tai ant Google Nexus telefonų, taigi pas jūs bus tiesiog dar vienas darbalaukis. Taip, viršuje turime Google paiešką, čia galite įvesti ką nors ir jūs busite numesti iš karto į naršyklę. Šis Nexus ateina jau su Google Chrome naršyklė. Ir kaip matome, aš turiu daug visokių appsų ant savo darbalaukio. Šias ikonas galime užsidėti ant darbastalio tiesiog nuėjus į visus appsus, paspaudus ir palaikius ant tam tikro appso pirštą. Ir tada galime nutempti, kur norime tą appsą. Jeigu norite jį perdėti, irgi tiesiog nuspaudžiame, palaikome ir galime jį padėti į kitą vietą. Taip pat galime keisti juos arba kombinuoti į vieną. Taigi paspaudžiame, palaikome, nutempiame ant kitos ikonos ir matome, jie bus surikiuoti į vieną. Ir taip pat galime pervadinti tai kaip mini katalogas gaunasi. Dažniausiai visos šios ikonos bus uždėtos ant jūsų darbalaukio automatiškai. Taigi, vos tik tai susinstaliuosite, ji bus uždėta čia kažkur ant ekrano į sekančią laisvą vietą. Jeigu norite ją pašalinti, tiesiog paspaudžiame, palaikome ir nutempiame štai viršuje ant Remove. Taip pat widgetai šiek tiek kitaip veikia ant Lollipopo, seniau būdavo nueinam į appsų, nepapasakoju. Taigi, čia apačioje turite porą eilučių ikonų, kurios nesikeičia. Taigi, čia centre yra šis appsų mygtukas, ant kurio paspaudus gausite visus savo appsus. Taip pat turite iš šonų dar keletą pagrindinių ikonų. Taigi pirma būtų iš kairės telefonas, po to žinutės, po to vidurinėje čia visi jūsų appsai.
naršyklė ir kamera. O apačioje šitas trikampis yra atgal ikona. Centrinis mygtukas tiesiog jūs gražina į desktopą. Taigi jeigu turite ką nors atsidarę, tarkime atsidarome YouTube ir norime grįžti į desktopą, tiesiog paspaudžiame šį centrinį mygtuką ir jūs busite numesti atgal į desktopą. Ir šis keturkampis yra jūsų visi neseniai atidaryti appsai. Taigi šie appsai, tabai ir panašiai bus saugomi čia. Ir tada, tarkime, jeigu kažką prieš kelias minutės buvote atsidarę, jūs galite tiesiog čia nueiti ir susirasti savo prieš tai atidarytą appsą. Arba tabą, arba bet kokį langą, kuriame buvote anksčiau. Kiek teko skaityti, ant Lollipopo šie visi tabai lieka, netgi perkrovus jūsų telefoną, jie visi vis dar čia bus. Jų uždaryti nereikia, nes jūsų telefonas tiesiog atidarys tą programą greičiau, jeigu čia bus jūsų išsaugotas tas tabas arba ta programa. Taigi jų visų uždarinėti nebūtina, bet norint jį uždaryti, jeigu yra toks poreikis, galite spausti ant X čia arba tiesiog jį nustumti į šoną. Ir grįžtame į ekraną. Taigi, štai tiek apie programas ir navigavimą tarp jų. Dabar viršuje matome juostą, kurioje yra jūsų visos naujienos ir pranešimai. Galime tiesiog vienu pirštu nubraukti žemyn ir matome, čia jūsų bus visi pranešimai ir veikiančios programos. Jeigu dar kartą nubrauksite žemyn, čia atsidarys jūsų telefono nustatymai. Taigi čia turime ekranų ryškumą, taip pat belaidį internetą, Bluetooth, telefono tinklą ir panašiai. Taip pat galime į šį meniu greičiau nueiti tai su dviem pirštais. Tiesiog nuvažiuoti žemyn ir iš karto daromas šis meniu, nereikia du kartus stumdyti. Taigi Lollipopas turi flashlightą, kas yra labai naudinga. Seniau reikėdavo siųstis appsą, bet dabar yra viskas integruota. Ir keletas naudingų dalykų, tai tarkime Bluetooth. Jeigu jį norite jungti, tiesiog paspaudžiame ant šio Bluetooth ikonos ir jis bus jungtas. O jeigu norite ieškoti aplinkinių įrenginių, reikia paspausti ant Bluetooth būtent šio užrašų. Ir čia tada matysite visus aplinkinius įrenginius. Ta patį galite daryti su belaidžiu tinklu. Taip, tai tiek apie viršutinį meniu. Taip pat, ką dar Lollipopas turi, tai štai čia viršuje dešinėje yra tas apskritimas mėlynas su žmogeliuku ir ant jo paspaudus galime keisti vartotoją. Taigi, jeigu jūsų telefoną naudojasi keli žmonės, galime prisijungti su kitu vartotojo vardu, reikia turėti Google accountą ir prie jo prisijungti. Taigi, jeigu turite Android, reikės jums susikurti Google accountą. Mano vartotojas galime pridėti svetį arba galime pridėti kitą vartotoją. Taip, štai tiek. Norint užsidėti widgetą ant ekrano, reikia tiesiog paspausti ir palaikyti pirštą kur nors ant desktopo, ant ekrano ir čia matome pačioje wallpaperį galime keisti arba widgetą, arba nueiti į settingsus. Norint užsidėti widgetą, spaudžiame ant widgetų ir čia galime užsidėti laikrodį ir bele kokį kitokį widgetą, priklauso nuo to, kokias programas turite susinstaliavę. Tai tarkime norėjome užsidėti Battery Bot Circle, paspaudžiame palaikome ant jo ir padedame kur norime ant savo ekrano. Widgetai šalinami taip pat kaip ir programos, tiesiog paspaudžiam palaikome ir nutempiame ant Remove. Visi reikalingiausi telefono nustatymai bus Settings meniu, jį galime susirasti tiesiog nuėję į visus appsus ir čia kažkur turi būti Settings ikona, štai čia viršuje kairėje. Ir apie visus nustatymus ko gero bus atskira pamoka, nes jų yra tiesiog per daug, kad aptarti vienu kartu. Jeigu jūs turite telefoną su Android operacinė sistema, visos programos ir panašiai yra siunčiama iš Google Play Store. Taigi jūs ant darbalaukio dažniausiai turėsite Play Store ikoną, arba jinai bus čia kažkur tarp appsų. Taigi pasileidžiame Play Store ikoną ir čia galite ieškoti visų appsų. Dabar Play Store parduotuvėje yra ne tik programos, bet ir žaidimai, filmai, knygos, muzika ir taip toliau. Taip pat galite nueiti į savo akaunto nustatymus, tiesiog perbraukite iš kairės į dešinę nuo telefono krašto. Visi appsai yra saugomi jūsų Google account'e, taigi jeigu įsigijote kitą telefoną ir prisijungėte su savo
akauntu visi appsai bus pasiųsti automatiškai jūsų naujai telefoną. Pradžiai tiek apie Android operacinę sistemą. Jeigu turite klausimų, būtinai palikite juos komentaruose. Ir detalesnės pamokos apie Android nustatymus ir įvairių parametrų keitimą bus kitoje pamokoje. Su jumis buvo Vytautas, nepamirškite prenumeruoti ir susitiksime kitoje pamokoje. Iki.